Šiandien atėjo impulsas pakviesti tave į susitikimą su kūrėju. Galbūt tai skamba tau ir keistai, bet tikiu, jeigu žiūri šį įrašą, žinutę subtilūs planai atnešė tinkamam adresatui. Jau 69 dienas kiekvieną rytą vedu sąmoningo susitelkimo praktiką, kuri vadinasi Pažink save meilės tėkmėje. Paskutinė 11 savaitė yra skirta kūrėjo aspektui. Visą savaitę dėmesį telksime į kūrėją. Tai yra antra grupė, kurią vedu. Ir jausmas, kad gyvai greičiausiai daugiau nebevesiu. Tačiau jaučiu kvietimą pakviesti tave, prisiliesti prie šios praktikos, gyvenimą keičiančios praktikos, kuri leidžia pamatyti plačiau, leidžia nurimti protui, susijungti su širdimi, atverti plačiai jos vartus ir įsileisti tyrą kūrėjo energiją, meilės energiją ir skleisti savo gyvenimą ir dovanoti ją aplink. Ši praktika užtrunka 20 minučių. Kiekvieną rytą 9 val. Ryte Lietuvos laiku mes susitinkame Zoom platformoje. Tai yra galimybė susitikti gyvai dar šiais metais ir iki pat Kalėdų patirti tuos stebuklus, kuriuos kūrėjas tau paruošęs. Jeigu tai atliepia, labai tavęs lauksiu. Visa informacija bus prikabinta šalia šio video. Taip pat, jeigu pajusi, kad ši 11 savaičių kelionė kviečiasi būti patirta tavimi, yra galimybė įsigyti įrašus. Dėkoju, kad esi, dėkoju, kad keliauji, dėkoju, kad ieškai atsakymų ir juos randi tada, kai atveri savo širdies duris ir per jas pažįsti subtilųjį pasaulį. O aš tik įrankis atnešti tai, kas skirta kiekvienam. Dėkoju už galimybę jo būti.